Ir žinoma, jūs tiksliai žinote, ko trokštate, ar ne? Ir dar prieš tai, kai troškimas pasireiškia jūsų patirtyje, jūs jaučiatės taip pakylėti vieno jo idėjas, kad iš esmės net nebesvarbu, ar jis išsipildys, nes pats troškimas jūs maitina, tiesa? Galbūt ne visada, bet galiausiai jūs prie to sugrįšite. Būtent taip jautėtės, kai priėmėte sprendimą įsikūnyti šiame kūne. Pats faktas, kad galėsite sutelkti dėmesį ir taip prisišaukti šaltinio energiją, suprasdami, kad jūsų dėmesys sukurs tam tikrą vibracinį dažnį jumise, o traukos dėsnis pritrauks viską, kas būtina jo išsipildymui. Vien šis pažadas suteikia jums drąsos ateiti į šį verkiantį, besiblaškantį nuogą mažą kūnelį. Jūs pasitikėjote, negalėjote vaikščioti, nemokėjote kalbėti, nieko nežinojote apie žmones ir aplinką, su kuria bendrausite, tačiau jautėte tik džiaugsmingą nekantrumą, nes buvote visiškai įsitikinę traukos dėsnio veikimu ir svarbiausia savo paties verte. Jūs žinojote, kad neatėjote užsitarnauti savo vietos, jūs žinojote, kad neatėjote taisyti kažko, kas sugadinta, jūs atėjote į aplinką kupiną gerovės ir supratote, kad ši gerovė natūraliai bus jūsų. Jūs žinojote, kad ateinate į kūną aprūpintą išskirtinai išmania energijos suvokimo sistema. Jūs žinojote, kad jūsų fiziniai pojūčiai padės jums interpretuoti vibracijas per regą, klausą, skonį, lytėjimą ir tai padės pažinti aplinką. Bet svarbiausia, jūs žinojote, kad būsite gimę su emocinė orientavimosi sistema, kuri leis jums kiekvieną akimirką suprasti vieną vienintelį dalyką – jūsų ryšio su šaltiniu stiprumą. Pagalvokite apie tai, būtybei atkeliaujančiai iš nefizinės gerovės į šią fizinę erdvės ir laiko patirtį žemėje, svarbiausia buvo tik vienas dalykas – sąmoningas ryšio su savo šaltiniu suvokimas. Jūs žinojote, kad jūsų emocijos būtent tai ir yra. Jūs žinojote, kad pagal tai, kaip jaučiatės, galėsite suprasti savo ryšį su šaltinio energija. Ir jūs žinojote, kad ateidami iš persmelkiančios meilės, apgaubiančios tyros teigiamos energijos aplinkos, į šią fizinę aplinką galėsite pajausti savo harmoniją su to šaltinio ir gerovės energija arba galėsite pajausti, kada jūsų vibraciniai signalai šiek tiek nukrypsta. Jūs žinote, jog negalite nustatyti radijo imtuvo ties 98,6 FM ir tikėtis girdėti, kas transliuojama 101 FM. Dažniai turi sutapti, kad ryšys būtų aiškus. Taip pat yra ir su jūsų ryšiu su šaltiniu. Jūs turite susiderinti, kad galėtumėte jį pilnai į save įsileisti. Taigi jūs žinojote, jei sutelksite dėmesį į dalykus nesutampančius su tuo, ką žino jūsų šaltinis, pajusite neatitikimą dažnyje, trukdį. Jūs pajusite pasipriešinimą ir tai kiekvieną kartą yra neigiama emocija. Kuo stipresnė neigiama emocija, tuo daugiau energijos sutelkite savo troškimui. Ir jei tuo momentu esate susiderinę su savo šaltiniu, jaučiate didžiulį palengvėjimą ir džiaugsmą. Jei ne, jaučiate baimę, nerimą, liūdesį ar nusivylimą. Iš tiesų galėtume viską supaprastinti iki vaikystėje žaisto žaidimo šilta-šalta. Yra tik du pagrindiniai jausmai – geras ir blogas. Visi kiti yra tarp jų, bet visada galite judėti link geresnio. Jūs taip pat žinojote, kad jūsų emocijų spektras yra patikimiausias vedlys visą jūsų gyvenimą. Todėl mes norime, kad visada rinktumėtės geriausią mintį, prieinamą jums esamų momentu. Kaip pasakė Josephas Campbellas, vieni geriausių žodžių, kokius esame girdėję – sekite savo palaimą. Kiekvienas, kuris tai darys, gyvens laimingai, bus kūrybingas genijus, išliks nuolatinėme ryšyje su savo šaltiniu ir įgyvendins visus troškimus bei tikslus. Tačiau jei esate labai žemoje emocinėje būsenoje, pavyzdžiui, depresijoje, jūs negalite šoktelti tiesiai į palaimą. Tai yra palaipsniui vykstantis procesas, todėl vietoje sekite palaimą mes sakome rinkitės geriausią mintį prieinamą jums dabar. Ir tai bus žingsnis pirmyn. Net pyktis yra aukštesnio dažnio būsena nei bejėgiška depresija, todėl pyktis gali suteikti pirmą palengvėjimą, tarsi pirmą oro gurkšnį po dusimo jausmo. Dauguma žmonių aplink jūs sakytų, kad pyktis yra netinkama emocija, tačiau mes sakome, viskas, kas bent truputį pagerina jūsų savijautą, yra tinkama kryptis ir veiksmingas žingsnis pirmyn. Bet nemanykite, kad mes patariame jums ant visų supykti.
Nes jeigu esate nusivylimo ar įtampos būsenoje, mes niekada neragintume jūsų pykti, nes tai reikštų žengti neteisingą kryptimi emocinėme spektre. Visa tai yra emocinės kelionės pavyzdys. Džeris ir Ester dažnai keliavo tarp San Diego ir Phoenixo. Jie gyveno Phoenixe, tad jų kelionės dažnai būdavo pirmyn ir atgal. Phoenixas, San Diegas, Phoenixas. Kelias driekėsi apie 400 mylių, o maždaug per vidurį yra miestas vadinamas Juma. Ir kiekvieną kartą, kai jie sustodavo Jumoje, nors iš tiesų norėjo būti San Diege, jie nepatirdavo emocinio lūžio. O ne, ką mes čia veikiame, juk mes norime būti San Diege. Jie nesipiktindavo, nes suprato, jei tik laikysis krypties į San Diegą ir judės toliau, galiausiai jie jį pasieks. Tai labai paprasta suvokti, kai kalbame apie fizinės distancijas. Štai kur aš esu, štai kur noriu būti. Ir jei judėsiu tą kryptimį, anksčiau ir vėliau pasieksiu. Tačiau mes jūs dažnai matome kitaip. Kai norite ką nors sukurti savo gyvenime, pasiekite Juma etapą ir taip susierzinate, kad dar nesate San Diege, jog imatės žingsniu atgal, grįžtate į Phoenixą. Tuomet vėl keliaujate iki Juma, bet ten vėl imatės nerimauti, kad dar nesate ten, kur trokštate ir vėl grįžtate atgal. Taip daugelis iš jūsų pasiklysta tarp pirmyn atgal vietoje to, kad išlaikytumėte kryptį. Džeris ir Ester savo automobilyje turėjo navigacijos sistemą. Ji veikia per danguje esančius palydovus, anteną ant stogo ir automobilio kompiuterinės smegenis. Ši sistema visada tiksliai žinojo, kur jie yra. Kai Džeris ir Ester įvesdavo norimą kelionės tikslą, sistema nedelsdama sudarydavo maršrutą, apskaičiuodavo atstumą ir pateikdavo nuoseklias instrukcijas. Važiuokite šiuo keliu, pasukite į dešinę, pasukite į kairę, išsukite sekančiame išvažiavime. Svarbiausia, sistema niekada nesakydavo, kur buvote anksčiau, nes tai visiškai nesvarbu. Ji nesvarstydavo, kiek laiko jie užtruko ar kokius klaidingus posūkius padarė. Vienintelis šios sistemos rūpestis buvo padėti jiems iš ten, kur jie yra dabar, pasiekti vietą, į kurią jie nori nuvykti. Ir taip pat veikia jūsų vidinė emocinė orientavimosi sistema - šaltinio energija jumise. Ji nuolat teikia jums signalus, rodydama, ar judate link savo trokštamos vietos. Jei visiškai nesvarbu, kur buvote vakar ar ką veikėte anksčiau, svarbiausia tik tai, kur esate dabar ir ar judate savo norimos krypties link.